Karai Gazos ruože. To priežastis. Iš kur visa tai? Priežastis labai paprasta ir pagrindinė. Netikėjimas Tanachu. Netikėjimas Tanachu. Palestiniečiai musulmonai, jie sako, kita dalis mažesnė palestiniečių yra krikščionys, beje, daug krikščionių palestiniečių yra, nors mažuma, musulmonų daugiau. Ir vieni ir kiti sako, kad Tanachas, tai krikščionim Tanachas jo atgyvena, reiškia, musulmonai sako, kažkada buvo Tanachas šventas raštas, dabar žydai iškraipė jį baisiausiai, jis iškraipytas, netiki, nesivadovauja juo. Va todėl ir gauna. Jeigu jie vadovautųsi Tanachu, jie šito išvengė būtų, jie suprastų, kas bus. Jie pasiėm politiką, išvarysim Izraelį, išvarysim žydus, nustumsim į jūrą, Izraelį, Hamaso politiką, sunaikinsim Izraelį. Kas yra tie palestiniečiai? Palestiniečiai tai yra buvę edomitai, kurie atėjus kalifatui, jie arabizavosi, perėmė arabų kalbą, tautybę ir religiją, islamą. Priėmė. Buvę edomitai. Daugiausia tai yra. Dabar žiūrėkit, ką rašo ateitį apie tuos edomitus. Paskaitykim nuo 6 iki 15 eilutės. Abdija ten vienas skyrius, nuo 6 iki 15 eilutės. Edomitai tai yra Ezavo palikuonis. Ezavo palikuonis. Atsimint, buvo toks Jokūbo brolis, gauruotas Ezavas. Kai buvo apibrėžtas Ezavas, iškasti jo paslėpti lobiai. Apiplėš Ezavo. Kodėl? Kas apiplėš? Skaitom. Tavo sąjungininkai nustumė tave iki sienos. Sąjungininkai apgavo. A ne taip? Sąjungininkai nepadeda. Tie, kurie taikoja su tavim, apgavo ir nugalėjo tave. Kur visas islamo pasaulis? Kur visos arabų valstybės 14? Muša palestiniečius. Kur visas islamo pasaulis? Nieko, prekiauja su Izraeliu. Sėkmingai visas kitas islamo pasaulis. Ar ne taip? Apgavo ir nugalėjo tave, kurie valgė tavo duoną, spendė tau pinklės. Nėra jame supratimo. Ta diena, sako viešpats, aš išnaikinsiu Edomo išminčius ir protinguosius Ezavo kalne. Taip aš tuos. Temanas, Saudo Arabija. Išsigas tavo karžygiai, kad visi Ezavo kalne galėtų būti žudyti. Už tavo brolių Jokūbui padarytą smurtą būsi sunaikintas amžiams. Aiškiai pasakyta, bet jie netiki tuo. Šių vietai greit labai pakeiščiau gyvenimą vietą ir situaciją ir išvengčiau viso šito. Bet jeigu sakė, čia iškraipyta, čia nesąmonė. Kas kaltas? Tada, kai svetimieji plėšė Jokūbo turtus, veršėsi pro miesto vartus, metė burtą į Jeruzalės, tu stovėjai su jais ir buvai kaip vienas iš jų. Palestinos muftijus didysis, taigi Hitlerio didžiausias draugas buvo ir sveikino šitą visą. Taip, buvo toks reikalas. Beje, šito Palestinos muftija didžiojo, reiškia, anūkas yra Jasiras Arafatas. Sako, tada, kai svetimiai plėšė Jokūbo turtus, kalba apie Vokietiją, vežėsi pro miesto vartus, metė burtą į Jeruzalės, tu stovėjai su jais ir buvai kaip vienas iš jų. Tau nederėjo gerėti savo brolio nelaimę. Nes edomitai yra giminės, žinom, etniai. Džiaugtis judo vaikų sunaikinimu ir išdidžiai kalbėti jų sielvartą dieną. Tau nederėjo eiti pro mano tautos vartus ir gerėtis jų kentėjimu, bei ties rankas jų turtą jų žuvimo dieną. Tau nederėjo stovėti kryžkelės ir naikinti pabėgėlius, bei išduoti tuos, kurie ištrūko iš priespaudos metu. Juk viešpaties diena arti visoms tautoms. Kaip tu darei, taip tau darys. Tavo atlygis grįž tau pačiam. Kaip jūs gėrėt mano šventame kalne, taip visos tautos gers nuolatos ir jos pražus nebuvusios. Bet Siono kalne bus išgalimas ir šventumas, tada Jokūbo namai užvaldys savo nuosavybę. Ar ne taip yra? Užima tą teritoriją žemę, užvaldo Jokūbo namai. Jokūbo namai bus ugnis, Jozapo namai liepsna, o Ezavo namai ražienos. Jie padegs ir sudeginsius ir nieks iš Ezavo namų nepabėgs, sako viešpats. Tada pietiečiai užvaldys Ezavo kalnyną, o lygumų gyventojai Filistinus. Filistinai, palestiniečiai. Palestina. Jie užvaldys Efraimo kalnus ir Samarijos laukus, o Benjaminas Gileadą. Izraelitai sugrįžę iš tremties, užvaldys kananiečių kraštą iki Sarepto. Izraelitai grįžę iš tremties, a ne tai buvo 2000 metų tremties, užvaldys kananiečių kraštą iki Sareptos. Jeruzalės tremtiniai, kurie sefardai, užvaldys pietų miestus. Išgelbėta teis į Siono kalną, teisti Ezavo kalną ir viešpačiui priklausys karalystė. Netiki šituo, netiki. Tai kas kaltas? Įspėta, parašyta, paim pasiskaityti, pamastyk, kas čia rašoma, padaryk išvadas, tu išvengsi viso šito ir gyvensi labai gerai. Ne, bet čia iškraipyta, žydų parašyta. Sofonija 2 skyrių, pasižiūrėkite. Sofonija 2 skyrių.
nuo 4 eilutės paskaitykim ir toliau. Apie Gazą. Nuo 4 eilutės apie Gazą. Gaza taps negyvenama vieta, o Aškelonas dykuma, Ašdodo gyventojai bus vidurdienį išvaryti, Ekronas iššautas šaknims. Ašdodas ir Aškelonas seniai išvaryti palestiniečiai iš ten. Kažkada ten palestiniečiai gyvena. Nebėra nieko ten visiškai. Visus išvarė. Gaza dar yra, bet dabar varoma. Nupildosi po 2000 metų. O toks atsitiktinumas, ne? Bet taip atsitiktinai, nu. Bus vidurdienį išvaryti. Ekronas iššautas su šaknim. Ekronas jau iššautas su šaknim, taip yra. Vargas jums pajūrė gyventojai. Gaza yra pajūrė, taip, Viduržemio jūros pakrašty. Gazos ruožuose, taip. Pajūrė gyventojai, čia apie Gazą kalba. Keretų tauta. Kas yra keret? Hebrajiškai. Sunaikinimas, iškirtimas, išnaikinimas, išvalymas, išmetimas. Keret, nebuvimas. Keret, sielos sunaikinimas. Keretų tauta, sunaikinti skirtą tautą, sako jim, rašė, pajūrė gyventojai. Viešpatie žodis prieš jūs, Kanaanė, Filistinų šalyje, Palestina šalyje, aš sunaikinsiu tave, liksi be gyventojų. Mėly palestiniečiai, kokie klausimai? Klausimai tik Izraeliui. Visą tą galima būtų gal humaniškiau kažkaip tai daryti, galima ne taip jau kaip dramblys porceliano parduotuviai, kaip Netanjahus daro, tai per daug žiauriai tą daro. Su ateiviais su visais reikia gražiau, humaniškiau, sako Tora. Bet čia detalės. Pajūrio krašto taps avių ganyklomis ir gardais. Pajūris atiteks, Gaza pajūris, atiteks Judo namų likučiai. Prie jūros jie ganys banda, su vakarėlį sėsis Aškelonė. Aškelonė jau ilsis, jau dalimis įpildyštis. Viešpats Dievas aplankys juos ir parvesiu ištintuosius. Iškiausiai pasakyta apie Gazą, ar ne? Parašyta. Kokie klausimai yra? Ezechielis 25:16. Pranašo Ezechielio 25:16 paskaitykime. Dievas čia sako. Skaitau nuo 15. Nuo 15:16. Ir iki 17 eilutės. Viešpats Dievas sako, kadangi Filistina yra Palestina, taip, Filistina, keršė be jokio pasigailėjimo ir naikino izraelitus dėl senos neapykantos, o ne tai buvo? Ar atsimet, visai neužpuolė, įskardė ten kelius šimtus žydų paskardė, kelius šimtus nelaisvę paėmė, plėšė, pjovė, taip, dėl senos neapykantos, taip, yra. Aš, jau sakai, ištiesiu savo ranką prieš Filistinus, sunaikinsiu keretus, jūs vadina keretais, keret, iškirtimas, sunaikinimui skirti. Ir pajūrio gyventojus. Aš žiauriai atkeršysiu jiems ir nubausiu juos. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Žiauriai atkeršysiu. Ką mes tą ir matom dabar. Žiauriai keršysiu. Tas prieš 2000 metų buvo aišku. Ir ką tai prieš 2000 metų, prieš Ezechielį paimkim, tai, prieš 3000 metų, skaityk, buvo aišku. Jeigu jums įpranašus. Bet jie netikė, čia iškraipyta, dabar islamas, paskutinis testamentas, dabar Koranas ir Suna. Alhamdulillah. Dabar visą, čia žydų iškraipyta, čia dabar jie įsiremtis negalima. Nesiremkit toliau bus problemos, kai jūs remiatės Koranais ir Sunam visokiam, savo Buhariais, muslimais ir Hanifom visokiam. Tai jūs ir gaunat, paprasčiausiai ir Allahas nepadeda. Tikrai tiki, didelis, 2 milijardai islamo pasaulis, tuo Europa visa taps musulmoniška, kad jūs, ir ką? Ir mažas Izraelis spardo jūs. 2 milijardus. Taip spardo, ir jūs tylėt, pavurčiat ir toliau prekiaujat. Todėl, kad parašyta, va tai bus. Dievas, aš pats čia darau, jeigu jūs Dievas daro, tai viskas. Taip ir bus. Aš žiauriai atkeršysiu jiems ir nubausiu juos, tada žinos jie, kad aš esu viešpats. Dar nežino jie. Jie galėtų išvengti problemų, visokiausiai, jeigu jie pasiskaitytų, suprastų, ką reikia daryti ir kaip elgtis. Bet jie netiki. Čiagi iškraipyta dabar, Koranas yra paskutinis apriškimas. Gerai, toliau gyvenkit pagal Koraną, kol jūsų nebeliks. Pažiūrėsim, kas pildosi. Kažkaip ne Koranas pildosi, o šitas pildosi. Kaip čia taip yra? Sutapimas toks. Amosas, 1 skyrius, pažiūrėkim. Amoso, 1 skyrių paskaitykim. Apie tas Gazas visas paskaitykim. Nuo 5 eilutės.
paskaitykim. Sirija buvo labai jau priešiška Izraelio, ne? Paskaitykim Moso. 1035 puslapis. Sirija buvo prie. Aš sulaužysiu, Dievas sako, Damasko užkaišį. Damaskas Sirijos sostinė, taip? Išnaikins gyventojų Aven lygumoj. Bei laiką diskeptą iš Bentadeną. Sirai pateks Kyro nelaisvėn. Na, ne taip yra. Kyro nelaisvėn. Taip, sako Viešpats. Dėl 3 ar 4 Gazos nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie išvedė visus nelaisvę ir juos atidavė Edomui. Išvedė nelaisvę, ne žydus nelaisvę. Išvedė visus, kurios paėmė įkaitais. Išvedė nelaisvę atidavė. Aš pasiųsiu ugnį į Gazos sienas. Pasiudė ugnį, dabar žiūrėkit, ugnis čia visą. Sujungi žinias ir žiūri, atsivertė bosą. Kas čia dar visi, o čia dar neįsipildė, žiūrėsim, gal rytoj žinias jau parodys. Nu, maždaug tu žinai. Senai rašyta knyga, ne? Sudeginsiu jos rūmus. Nebėra rūmų, buvo rūmai, taip kito, jie buvo. Hamas vadovybės rūmų, didžiuliai rūmai, gražus, taip pat lygo. Išnaikinsiu gyventojus Ašdode. Ten jau buvo išnaikinti, beje, Ašdodas jau dabar žydų, pilnai kolonizuotas. Laiką diskeptą Aškalonas irgi arabai išvaryti, nieko nelikė, jau seniai žydai ten gyvena. Pražudysiu Filistinų likutį, palestiniečių likutį pražudysiu. O taip va. Čia apie Libaną, Tyras tai Libanas, taip sako Viešpats, dėl 3-4 Tyro nusikalt, Tyras yra Libanas, taip. Neatšauksiu bausmės, nes jie atidavė visus belaisvius Edomui ir nesilaikė broliškos sandoros. Aš pasiųsiu ugnį į Tyro sienas ir sudeginsiu jo rūmus. Ir taip sako Viešpats, dėl 3-4 Edomo nusikaltimų nešauksiu bausmės, čia vakarų krantas daugiau Edomas, nes jie kartu persekė savo brolį, negailėjo jo, žiauriai siautė ir nuolat puldinėjo, aš pasiųsiu ugnį į Temaną ir jis sudegins Bocros rūmus. Ir taip toliau. Matot, kaip gražiai pildosi. Žiūrėkime, Zacharijas, 9 skyrius. Pranašas Zacharijas, 9 skyrius, 5-6 eilutė. Zacharijas, 9 skyrius, 5-6 eilutė. Na, paskaitykim nuo 3. Tyras pasistatė tvirtovę ir surinko sidabro kaip dulkių ir aukso, taip kaip gatvių purvo. Didžiulės aukso atsargas turėjo Šeichas Nasrallah, Hezbollah vadovas, o ką tik tai, kurį nukokošino žydai Libane. Ir visą vadovybę iš visus nukenks, be galvos liko Hezbollahas. Praktiškai 80% visos vadovybės, ir patį Nasrallah. Toks negraži tokia pavardė, aš nesakysiu rusiškai, ką reiškia Šeichas Nasrallah. Mokykitės rusų kalbą, kad suprastum, ką reiškia Šeichas Nasrallah. Kajuk Nasralai. Ir visiems jo Nasraliukams. Visam Hezbollah. Ne vėl? Iškia. Tyras pasakė, surinko aukso kaip gatvių, štai Viešpats padarys jį beturtį. Jo galia žus jūrai, jis pats ugnies liepsnose. Panašiai. Aškelonas, tai matydamas nusigas, taip pat Gaza ir Ekronas didžiai selvartaus, nes niekais nuėjo jų viltis. Tik taip tikėjosi, kad Hezbollah padės jiems. Niekais nuėjo jų viltis. Gazos karalių žus, Aškelonas bus negyvenimas, taip Gazos vadovybė irgi visa nebėra. Iškeliavo, išdardėjo pas Allahą. Aškelonas bus nebegyvenamas, įvairių tautybių žmonės gyvens Ašdode. Aš sunaikinsiu Filistinų išdidumą. Sunaikinsiu Filistinų išdidumą. Va taip. 8 eilutė labai gražiai sako, aš, Dievas sako, stovėsiu kaip sargybinis savo tautos namuose, kad niekas jų nepultų ir nenaikintų. Prispaudės nebeteis, nes dabar aš pats saugosiu juos.